Moterims, o kurgi vyrams? Kaip dažnai mes akcentuojame, kad tinklinis marketingas yra skirtas mamytėms, moterims, kurios nori dirbti iš namų. Kaip čia pas mus yra faina atmosfera, būtent moterų ta bendrystė, bet labai dažnai mes pamirštame paminėti, kad ši industrija, kad tinklinis marketingas, kad ši veikla puikiai tinka ir vyrams. Taip, vyrų dirba čia daug mažiau, ženkliai mažiau, bet tikrai jie turi tokias pačias galimybės, kaip ir moteris, ir kaip buvau Italijoje mūsų didžiajam kompanijos renginyje. Patikėkit manim, ant scenos, kai lipo lyderiai, dauguma jų visgi buvo vyrai. Vadinasi, ši industrija vyrams yra labai palanki, ypatingai turintiems tą verslo gyslelę. Tad aš kviečiu tave pas save į komandą ir kartu mes galėsim suburti ir vieną vyrų atšaką, vyrišką kompaniją, kur galėsite skleisti vyrų energiją ir kaip mes turim moterų bendrystę, tai lygiai grečiai galime turėti ir vyrų bendrystę. Taigi tinkliniam marketinge yra vieta ir tau, mielas vyre, jeigu nori užsidirbti papildomai, dirbant su pardavimais, arba pastatyti verslą, kuriant stiprią komandą, kuriant stiprią bendruomenę, būtent italų kompanijoje Čiogan. Dėl platesnės informacijos, ar jeigu turi kažkokių klausimų, drąsiai parašyk man ir aš tau būtinai apie tai papasakosiu.